visi. Sudėtinga kalbėti trumpai apie tokius kompleksinius dalykus, ypač kai jie trunka ne vieną penkmetį. Kažkada būdavo penkmečio planai, mes turime jau daugiau negu tai. Labai trumpai, kodėl Lietuvos studentų sąjunga, atstovaudama Lietuvos studentijai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, pasisako už tai, kas vyksta dabar Lietuvoje aukštojo mokslo reformos rėmuose. Pirmiausia, mes girdime ir matome konkrečius mechanizmus, kaip gerinti studijų kokybę. Yra kalbama apie pokyčius vertinimo sistemose, yra kalbama apie studijų kokybės kontrolę, yra kalbama apie pagaliau reikiamą finansavimą vienai studijų vietai finansuoti. To iki šiol nebuvo. Taip pat matome prielaidas gerėti studentų gyvenimo kokybei. Susijusi turto disponavimo pertvarka aukštosiuose mokyklose tai gali leisti. Matome priemonės sureguliuoti proporcijoms tarp skirtingų sektorių, tai yra kolegijinio universitetinio išsilavinimo. Pagaliau atskirtos misijos ir vizijos, kamgi viena ir kita yra skirta. Tinklo optimizavimas buvo vienas iš mūsų tikslų ir ką mes visuomet akcentuodavome, kad jis yra išpūstas per daug ir aukštųjų mokyklų valstybė nebeturi resursų normaliai kokybei užtikrinti. Taigi tie mechanizmai taip pat yra. Džiaugiamės, kad pagaliau nėra kalbama apie visuotinę studijų įmoką, kas buvo absoliutus nonsensas prieš gerus pusantrų metų ir prieš ką teko labai intensyviai kovoti. Dabar yra prisiminta konstitucinė nuostata, kuri sako, jog iš tiesų yra laiduojamas nemokamas mokslas tiems, kurie mokosi gerai ir to siekiama. Matome ir valdymo pokyčius. Yra kalbama apie atviresnį, socialiai teisingesnį, atskaitingesnį aukštųjų mokyklų valdymą. To iki šiol trūkdavo. Tikime, kad dabar yra geriausias metas, nes yra ES struktūrinės lėšos, kurias reikia būtiniausiai įsisavinti. Dabar yra politinė valia, kuri yra nusiteikusi ryžtingoms pertvarkoms. Galų gale yra kritinė akademinės bendruomenės masė, kurią jūs matote šiandien prieš savo akis, ir ji taip pat remia šitos dalykus. Studentija taip pat nori pokyčių, nes jai svarbu yra vienas paprastas dalykas. Jeigu ryžtasi likti Lietuvoje, investuoti savo ateitį, tai tam turi matyti prasmę ir jausti užnugarį ir garantijas. Šiandien tos garantijos ir tas